Taigi, Arūnas Juškevičius, Lietuva, 1966 metų gimimo, ūgis 1,80 m, svoris 87 kg ir jo priešininkas Bazikitas Atajevas, 1979 metų gimimo, ūgis 1,83 m, svoris 90 kg. Taigi, kaip jau minėjome, kaip jau girdėjote, Bazikitas Atajevas yra už Šusanda pasaulio čempionas, taigi labai pavojingas smūgiuotojas ir reikia atidžiai įsekti. O dabar jis gana lengvai pervedė kovą į parterį, atlieka skausmingą veiksmą su Arūno Juškevičiaus koja, taigi jis nebijo kovos parteryje, matyti vis dėlto jau treniravosi ir ne vieną mėnesį Volko Chano priežiūroje, taigi toks kovotojas negali eiti į ringą nepasiruošęs kovai parteryje. Arūnui Juškevičiui tai aišku yra ne pirmiena, kaip jūs jau supratote iš jo interviu, o titulų jis turi labai daug. Jis yra Šidokan karate pasaulio Europos čempionato prizininkas, tarptautinių Šidokan karate turnyrų nugalėtojas ir prizininkas, daugkartinis Lietuvos Šidokan karate ir kovinės savigynos čempionato nugalėtojas ir prizininkas. Taigi visų titulų netgi jis pats paprašytas išvardinti negalėjo. Ir tikėsimės, kad ši kova jam bus sėkminga, nes jis turi pranašumą prie savo priešininką. Jis moko kovoti parteryje, kaip jau minėta, Šidokan karate taisyklės leidžia voliotis ant žemės, kaip anot paties Arūno Juškevičiaus. Ir jis turi galimybę dažniau pervesti kovą į parterį ir ten iš tikrųjų parodyti, ką jis moka. O Bazikitas Atajevas, aišku, tokiu atveju plaukios nelabai pažįstamuose vandenyse, taigi galima tikėtis, jog Arūnas Juškevičius turi kai kurių šansų, galbūt šiokį tokį pranašumą prie savo varžovo. O dabar Bazikitas Atajevas metėsi į puolimą, taigi smūgiuotis moka. Ir Arūnui Juškevičiui reikia būti atsargiam. Štai koks smūgis ir knockdownas. Knockdownas atsigula ant grindų, dabar nugriūva tiesiog, kaip pakritęs ąžuolas Arūnas Juškevičius ir neatrodo, kad jis galėtų kelti. Skaičiuoja dabar Donatas Simonaitis ir paskelbė, kad kovos Arūnas Juškevičius nebetęs.